Šis filmukas skirtas tik suaugusiam, nes jame be maisto taip pat bus kalbama ir apie vyną. Sip Wine Bar, tokiu pavadinimu maitinimo įstaiga įsikūrusi Klaipėdoje, mūsų dėmesį patraukė ne dėl jaukaus savo interjero. Mūsų čia atvilioja būtent šį vyno sieną ir galimybę vyną piltis patiems. Kiek štai tokių kortelių užpildytų po 50 eurų išnaudojame švęsdami riebaus katino gimtadienį, nesakysiu. Bet neslėpsiu, kad išragavome didžiąją dalį čia siūlomų vynų. Jei į Sip Wine Bar užsuksite panašiai alkani kaip į riebaus katino kompaniją, tai iš baro vitrinoje siūlomų užkandukų išsirinksite panašų kiekį, kokį išsirinkome mes. O kur dar pikantiški vištienos sparneliai bei klasikinės Cezario salotos su vištienos blauzdelių mėsa. O didžiausią įspūdį man asmeniškai iš užkandžių paliko jautienos tartaras. Įsipilame dar po šlakelį vyno ir periname prie pagrindinių patiekalų. Esate mėsainių mėgėjas, tai privalote šiame bare paragauti mėsainių su elniena. O jei mėgstate lašišą, tai lašišos kepsnis su pistacijų plutele. Taip pat vertas dėmesio ir vištienos filė kepsnys su miško uogų ir raudono vyno padažu. Ir jei ne katinienės rūpestis mano svoriu, tai midijas, pomidorų ir balto romo padaže aš būčiau dar ir pakartojęs, nes nebepamenu, kada be suvalgęs taip skaniai paruoštų midijų. Ir svarbiausia, jei nepagalėsite barmenė arbatpinigių, tai jinai jūs taip pat kaip ir mus pavaišins guminukais gardintais vynų.